Eikite į pagrindinį meniu, pasukite valdiklį, kad pasirinktumėte parinkti tinklelis ir prišaudymas, tada eikite į prišaudymo nustatymus. Sulygiuokite optiką su taikiniu horizontaliai ir vertikaliai. Pasukite valdiklį pasirinkimui, paspauskite M, kad patvirtintumėt. Ilgai paspauskite M mygtuką, kad išsaugotumėt ir grįžtumėt atgal. Įeikite į taikiklio tinklelio nustatymus. Galima rinktis iš 7 tinklelio stilių. 8 tipas leidžia vartotojams susikurti savo tinklelio tipus naudojant programėlę. Sureguliuokite tinklelio spalvą ir ryškumą. Sukdami valdiklį pasirinkite ir paspauskite M, kad patvirtintumėte. Ilgai paspauskite M mygtuką, kad išsaugotumėt ir grįžtumėt atgal. Įeikite į tinklelio ir prišaudymo nustatymus ir įjunkite balistinio skaičiuotuvo funkciją. Nustatykite SPOA tipą, SPOA spalvą, balistinio skaičiuotuvo vienetus bei kulkos ir oro sąlygų parametrus. Pasukite valdiklį pasirinkimui, paspauskite M, kad patvirtintumėt. Įeikite į pagrindinį meniu, pasirinkite lazerinio atstumo matuoklio nustatymus, sukonfigūruokite parametrus. Nustatykite atstumo matuoklio tinklelio ir atstumo duomenų rodymo laiką. Koreguokite atstumo matuoklio tinklelio tipą, spalvą ir ryškumą. Kai atliksite visus pakeitimus, ilgo M mygtuko paspaudimu grįšite į pagrindinį meniu. Metas atlikti testinį šūvį.